Labas rytas. Sveikinamės iš Burgrilos, labai nuostabaus burgerių restorano, kuris yra Sadnėse. Kuris gamina skanius ir sultingus burgerius. Taip, rekomenduotina vieta užeiti. Ir šiandieną mes kalbiname Vytautą, kurį dažnai galima sutikti lietuvių bendruomenės renginiuose, o stebint jo Facebook paskyrą, tai jisai tai Australijoje, tai Egipte, tai nesuprasi, kurioje ten šalyje. Taip, kad labas, Vytautai. Sveiki. Teisingai pristačiau. Jo, bet maždaug visur suklydot. Ir kur tik aš nebuvau, taip. Ir Australijai nebuvau, ir Egipte nebuvau. O tai kur realiai buvai? Ai, tai buvau daug kitur. Jo, renginiuose sutinkamas po tiltų. Kas tiltas toks garsus? Na, nežinau, čia tiesiog gera vieta, kur žmonės renkasi after parčiams. Kur čia ta vieta yra, gal išduosi? Pradėkime nuo pradžių. Ar seniai esi Norvegijai? Jo, jau tikrai labai senai. Ir dabar taip vis atsuku, kad vis artėja ta riba, kai bus pusė gyvenimo čia Norvegijoje. O emigracijoje, iš esmės? Ne, aš nelaikau savęs emigrantų. Nelaikai savęs emigrantų? Ne, aš tiesiog pakeičiu gyvenamą vietą. Teisingas požiūris. Tai kokį save laikai pasaulio piliečių, lietuvių? Taip, daugiausiai laikyčiau save pasaulio piliečių ir man nacionaliniai klausimai yra tokie antros eilės. Dėl to iš kiekvienos tautos galima gauti kažką gero ir kiekviena vieta, kur gyveni, irgi duoda savo dalykų. Tai. O kur pirmą kartą iškeliavai iš Lietuvos? Gal pameni? Tai kiek aš pamenu, gali būti klaidingai, tai buvo į Krymą, į Ukrainą. Čia buvo, kai man kokie 6 metai buvo. Ir... Pirmas skrydis lėktuvu? Ne, čia buvo ne lėktuvu, čia buvo žigulių ir per blokados metais ir, reiškia, benzino labai trūkumas ir tolima kelionė, neįsivaizduojant, žigulių keliauti yra biškai sudėtingiau, negu kad dabar keliai prasti, žemėlapių nedaug, ten, dalykai tokie visokie. Čia, aišku, dauguma ne mano problemos buvo mano tėvų, kurie mane pasiėmė į tą kelionę. Aš manau, jeigu 6 metai. Ja, bet aš daug atsimenu iš tos kelionės ir tame tarpe užlipom į kalną Dzemeržį, Kryme. Ir aš lipau, ne tai kaip dabar Norvegijoje mes čia apsirengę specialiais ten rūbais, batai, kalniniai, ten visokie tokie dalykai, ten ėjom paprastais batukais. Ir užlipom. Ir pats užlipai, ar tėvai padėjo užlipti šiek tiek užnešti? Ne, manęs niekas neneša. Aš visą laiką sakau, aš neįsiu dar 100 metrų po tos vietos, kai jūs jau sustosit. Grįžtant į biškai vėlesnius šiek tiek laikus, tai kada pirmą kartą išvykai iš Lietuvos ilgesniam laikui, ne kelioniai? Jau kai suaugęs buvai? Ja, čia dar nebuvau suaugęs, man buvo gal 18 metų. Ir tada išvažiavau į Ameriką. Kaip work and travel, panašiai tokia yra programa, kur ir dirbau, ir gyvenau 2 mėnesius. Tai buvo mano pirmas toksai savarankiškas savo išvažiavimas ir tuo pačiu ir gyvenimą pabandžiau. Ar patiko Amerikai? Ja, viskas labai patiko dėl to, kad buvau vienas. Ja, tai reiškia, tiesiog ant savo užpakalio tada viską. Work and travel, ja. Ja, ir išvažiavau vienas, tada buvo labai viskas įdomu vienam daryti, nes pat ant savo užpakalio skalbti kojines. Praktika. Ten susivokti visus dalykus, sėsti į lėktuvą, nuskrist Amerikai, New York, didžiulis oro uostas, ten išlipus rasti, kur aš toliau deduosi ir panašiai. Aš kaip ir mokėjau anglų kalbą. Bet nuskridęs supratau, kad amerikietiškai aš nesusikalbu visai. Ir pusę valandos ten, pirmą pusę valandos kalbuvau, aš nieko nesupratau, ką žmonės kalba. Ne, tiesiog. O kodėl? Taip, mokykloje mes mokinamės British English, ne? Dėl to? Ne, nebūtinai dėl to, tiesiog žmonės kitaip kalba iš tikrųjų. Tai čia kalba su akcentu kažkokiu, ar visiškai tarmė kito? Kad daugiausia akcentas, dar daug žargono kalboje ir tada nieko nebesupranti. Bet tas buvo truputį ir nedrąsu, ir baisu, kad nesusikalbė, nors atrodo, kaip ir turėtum susikalbėti. Ir perklausi 4 kartus ir tau vis tiek taip pat atsako ir vis tiek nesupranti. Ar nenorėjai pasilikti Amerikai?
Nebuvo? Ne. Ten buvo šiaip tokias ribotos trukmės tas visas kaip ir projektas, kad nuvažiuoji, padirbi, pakeliauji. Aš tikrai daug pamačiau, pervažiavau 3 valstijas, tada sutikau gerų žmonių, su kuriais šitą dariau ir labai patiko. O daug lietuvių sutikai tada? Ar 2. 2? Vienas iš jų buvo mano taip vadinamas dėdė, kuris gyveno Niujorke. Kitas buvo jo tėvas, kuris irgi Niujorke ligoniniai, 94 metų. Ja, ir viskas, daugiau lietuvių aš ten nesutikau. Kiek laiko tenai prabuvai? 2 mėnesius prabuvau ir grįžau. Tu grįžai į Lietuvą? Dar tokia pikantiška detalė. Aš buvau World Trade Centre 2 savaitės prieš jam sugriūnant. O. Ir aš grįžau, tada praskridau, čia buvo rugpjūčio pačiai pabaigoje. Ir reiškia, po 2 savaičių įsijungiu telefoną, negali savo patikėti. Tai čia gal aktualią pagal šios dienos datas. Tai. Ir paskui grįžai į Lietuvą ir nusprendėjai kažkur iškeliauti? Ne, aš mokiausi toliau. Mokiausi toliau? Aš mokiausi būti inžinierium. Ir grįžau universitetą, mokiausi toliau. Čia buvo vasaros laiku šitas kelionė, išvykimas gyventi ir panašiai. Bet kada nusprendėjai, kad nebenori gyventi Lietuvoje? Čia susidėjo keli faktoriai, turbūt šitam klausimui ruošiausi. Tai vienas dalykas buvo ekonominė krizė Lietuvoje 2008-2006 metais, tai tuo metu bankrutavau. Dar pagalvojau, kokios perspektyvos manęs laukia Lietuvoje ir aš taip pasiskaičiau, kad ne kažką. Tuo metu atrodė taip, kad ir sakau, reikia pabandyti kažkur kitur, kur tų perspektyvų aš mačiau daugiau. Tu sakai, bankrutavai, tu turėjai savo verslą? Ja, aš turėjau verslą kartu su savo tėvu, kur mes dviesi šitą darėm ir turėjom įmonę, 2 įmonės, kur buvo vienu metu 15 žmonių. Tai mes prekiavom staklėmis ir metalo apdirbimo staklėmis. Ir taip pat turėjom gamybą. O ką gaminat? Jei ne paslaptis. Čia paslaptis. Visokius dalykus gaminam pagal užsakymus. Tai yra ne kažkokius konkrečiai didelius gaminius, bet detalės kažkokiam pato jau dalykam, kuriuos surenkam nebe mes. Ir kai išvykai į Norvegiją iš karto? Taip, aš pasidariau tokį sąrašą, kur aš norėčiau kitur gyventi. Man buvo įdomu iš tikrųjų, kad pabandyti kitoj šaly ir pagyventi šaly kitoj yra visai kitaip negu kad tiesiog nukeliauti ir atostogom pabūt kaip turistų. Iš esmės skiriasi visas potyris, gylis, plotis, viskas. Tai pasidariau trumpą sąrašą ir buvo tame 5 šalis. Tai buvo Norvegija, Kanada, Naujoji Zelandija, UK, kas dar? Kažkas dar. Žodžiu, ir Amerika. Ja. Tai kai kurios atkrito iš karto, pavyzdžiui, Amerika, ten žalios vizos, ten dar kažkokia labai daug papirizmo ir nekyla rankas tiesiog užsiimti tokiais dalykais. UK pagalvojau, kad bus palyginus aišku ir suprantama ir nėra to iššūkio tokio. Tada Naujoji Zelandija buvo atmesta kaip per toli. Per toli nuo visko. Ir liko Kanada ir Norvegija, tai kadangi gamta tiek Kanadoje, tiek Norvegijai, aš taip įsivaizdavau, yra gan panaši, tai galima bandyti Norvegiją ir čia arčiau visko. Ir tada susidėjau daiktus į mašiną. Nuvažiavau keltų iki Švedijos ir Norvegiją. O turėjai pažįstamą Norvegiją? Taip, buvo pažįstamas draugelis, kuris gyveno Norvegijai. Jis gyveno netoli Oslo, mažam kaimelėje ir aplinkui buvo toks lietuviškas kaimas, nes ten dauguma lietuvių gyveno. Ir jie gyveno fermoj, kurio šeimininkas taip vadina. Norvegijai šeimininkas. Reiškia, savininkas tos fermas, jisai buvo padaręs tokia kaip karavanų parką, reiškia, namelį ant ratų, kuriuos jisai nuomodavo šitiems lietuviams.
Tai buvo mano pirma statelė. Tai tu ir buvai visą laiką Norvegijoje, taip suprantu, dabar visą laiką gyvenai. Nebuvai kažkur kitur dar gyvenęs. Dar kitur. Tai kur ten kitur buvai? Prie to šalies. Taip, aš girdėjau vieną ausim. Tai čia jau aš kaip ir įsitvirtinau Norvegijai, susiradau darbą pagal savo specialybę, aš remontuoju stakles, įrengimus. Turbūt nebuvo sunku surasti darbą pagal tokią specialybę. Čia kita visa istorija ir aš galėsiu apie ją papasakoti turbūt vėliau. Dabar grįžtam ten. Važiuojam. Ir mane iškomandiravo į Katarą. O, Į Katarą iškomandiravo, buvo projektas kažkoks tai, kurį laimėjo mano darbovietė. Na ir paklausė manęs, ar norėtum sudalyvauti šitam projekte, reiškia. Gerai. Kažkuriam laikui. Na, tas laikas tai buvo toksai, kad jie pardavė tą projektą metams, o kiek jau jisai truks, tai jisai realiai truko 1,5 metų. Bet tai nebuvo tokio ištisi gyvenimo Katare, tai būdavo, kad ten kokias 6 savaitės Katare, ten kelias savaitės Norvegijai, skraidimas pirmin atgal. Bet realiai aš gyvenau Katare, taip, nes... ir kaip tas gyvenimas tenai? Kitaip negu Lietuvoje arba Norvegijai. Ir kaip kitaip sunku buvo, pavyzdžiui, pačiam gal psichologiškai buvo sunku? Kiekvienoje šalyje turbūt yra savi iššūkiai ir visai kitas specifika ir pačios šalies ir kaip žmonės ten gyvena. Ir, na, tai Kataras turbūt nėra labai bloga šalis gyvenimai, tikrai ne. Ten pagrindinis iššūkis, ką aš ten turėjau, tai kad buvo gan nuobodu, kad sunku rasti, kaip save realizuoti ir susirasti kažkokių draugų pažįstamų, ten ratą. Na, palyginus sudėtinga. O pavyko susirasti kažkokiu tai... Pavyzdžiui, kokių lietuvių? Ne, lietuvių ne vienu nesitikau Katarą. Bet to su vietiniais? Tai su vietiniais, tai dabar Kataras yra labai nedidelė valstybė ir staigiai praturtėjo iš dujų ir tada pasikvietė daug darbuotojų. Dauguma jų atvyko iš Azijos, bet taip pat dalis atvyko iš Amerikos, iš Europos, dar kitur. Katariečių pačių yra gal 300 000 ar 600 000, o Doha tuo metu, kai aš gyvenau, jau buvo virš 2 milijonų. Oho. Tai reiškia, dauguma visų žmonių yra ne katariečiai. Ir dauguma mano pažįstamų, su kuriais aš susipažinau, buvo kiti žmonės, ne katariečiai. O norėtum grįžti atgal tenai? Būtų smalsu pasižiūrėti tas vietas, kurias aš jau prisijaukinau ir pažiūrėti, kaip visą pasikeitė. Taip, bet grįžti gyvent, ne. Ir jau tuo metu gyvenant aš mačiau didelius trūkumus šito šalies, kad ten gyvent nenorėčiau. Bet ten musulmoniška šalis. Kaip sakau, jinai galbūt valstybiškai yra Kataras ir ten katariečiai savo taisyklės yra idėja, bet kai dauguma visų gyventojų yra ne katariečiai, tai negali sakyti, kad jinai yra tik musulmoniška šalis. Tai nemažai yra katalikų, pavyzdžiui, ten viena iš didžiausių grupių yra filipiniečiai, kita didelė grupė yra indai, jie dažnai būna ne musulmonai. Tai šiaip visa ta tvarka Katare yra pagal musulmonų, pagal, aš nežinau, šariato taisyklės, pagal kalendorių, kuris yra musulmoniškas. Ir pagal tai vyksta viskas. O kaip klimatas? Klimatas neveikia pačio organizmo? Vis tiek netaip. Žinoma, veikia. Aš nustebau, kaip greit organizmas gali prisitaikyti prie dalykų. Tai Kataro klimatas yra labai drėgnas, ypač rudenį, ir sausas tuo pačiu metu gali būti. Tai yra, kad nelyja, bet oras yra drėgnas. Ir šilta. Ir ne vienos upės nėra. Tai sausuma. Visiškai dykuma, galima sakyti, kad ten vien tik tai smėlis. Tai tuo pačiu labai karšta visus metus. O maistas? Maistas daugiausia buvo geras arba labai geras.
daugiausia, ką aš valgiau, tai buvo Azijos virtuvių maistas. Ir kadangi ten daug tų emigrantų iš Azijos ar dirbančių žmonių iš Azijos, tai jie atsidaro nedidelės kažkokias virtuvės ir ten pardavinėja savo nacionalinius maistus. Galima buvo vos ne kiekvieną dieną bandyti kažką tai kitą. O šiaip brangi šalis? Ne, ten buvo, net lyginant su Lietuva, buvo pigi šalis. Lyginant su Lietuva. Tuo metu, lyginant su Lietuva, tai 2013 metais Lietuva dar nebuvo tokia pasiturinti, kaip yra šiandien. Ne aukso amžių gyventi. Ir brangiai, tai teisingai dar nebuvo euro, tai verčiant litus viskas buvo nebrangu. Aš kažkada skaičiau taip, kad išgert padelį kavos ir prispilt baką benzino kainuoja beveik tą patį. Tai yra benzinas labai pigus Katare. Ir kava, jeigu gerą kavą pirki, jinai brangiai. Saliginai. Tai turėjai tokią gerą patirtį gyvenime, ne, išvykęs į tokią šalį? Dar kitokią patirtį, tai pamatai kiekvienoje šalyje kitokius dalykus ir kitokias patirtis, kitaip save ugdai tada tokias skirtingose šalyse. O kaip, pavyzdžiui, tokioje šalyje stebint ne tik suaugusius, bet ir vaikus nebuvo, kad kažkas tai suskaustų viduj? Pavyzdžiui, aš Egipte buvau ir man buvo sunku matyti, kaip vaikai tenai sėdi, pardavinėja ir taip toliau prašo ten maisto ar ten dar kažko. Ne, tokių dalykų Katare šiaip nėra. Stipriai daugiau išsivyščiusi negu Egiptas, aš sakyčiau, pagal ta žmonių gerbūvis yra geresnis. Išskyrus tų pačių žemiausios kastos, sakykime, darbininkų, su kuriais ten elgiamasi yra prastai. Ir jie ten yra tokie kaip vergai beveik, iš kurių paima pasus ir jie ten tiesiog dirba. Tai bet jų niekas nesamdo su vaikais. Vaikų ten yra netiek labai daug. Vaikai, reiškia, bus tų aukštesnių kastų darbininkų, kurie jau atvažiuoja su savo visom šeimom dirbti. Arba katariečių vaikai. Tai katariečių vaikai prie parduotuvių nesėdi toli gražu. Ne, tokių iššūkių nėra. Čia man labiau primena mano kelionę į Indiją, tai skausta sakai širdį. Tai. Čia gal toksai požiūris yra, kad mes atvažiuojame kažkokią kitą šalį ir bandom pritaikyti savo gyvenimą kitoje šalyje. Iš tikrųjų reikėtų daryti atvirkščiai gal, kad tu turėtum paleisti visus savo įsitikinimus, kažkokius moralinius, dar bet kokius, nes realiai tu negali pakeisti tą pasaulio pats vienas. Ir tu tiesiog gali būti stebėtojas, kaip tai vyksta, nes jo pakeisti turbūt nepavyks. Nemanau, kad įmanoma pakeisti. Na dabar grįžtant atgal į Norvegiją. Paskui grįžai į Norvegiją? Tai grįžau į Norvegiją. Tai... Ir iki dabar Norvegijoje gyveni? Ir iki dabar. Kada sužinojai apie lietuvių bendruomenę? Ar iš karto prisijungi prie jos? Ne. Visų pirma, tai aš gyvenau Osle kurį laiką ir po to persikraušiau į Stavangerį, pakeičiau darbą. Ir tiesiog nesusidūriau gal labai su lietuviška bendruomenės veikla, ar susidūrdavau labai nedaug. Na ir taip atsitiko gal, kad susipažinau su keliais žmonėm, kurie aktyviai bendruomeniai dalyvavo. Po truputį gal įsitraukiau labiau į daugiau renginių, į daugiau, pasirodo, visai čia įdomu. Ir bendruomenė tikrai gerą darbą daro, kurdama savo tą bendruomeninį jausmą ir burdama į visokius sportinius renginius, į visuomeninius renginius, į balius. Pats dalyvauja. Taip. Tose paskutinėme. Tos, kur patilto. Pareklamuot, kokie renginiai tave užkabina prisijungti prie bendruomenės. Net nebuvo kažkaip vienas konkretus renginys, kuris užkabino. Tiesiog, kai
matai tarptų vežėjų reklamų ir nagų ragų reklamų, tame tarpe ir renginių kažkokias reklamas, tai ten kokia kaziuko mūgė, ten ar dviračių lenktynės, ar 5 už Lietuvą bėgimas. O dalyvausi? Taip, šiemet jau dalyvausiu, praeitais metais praleidau, turėjau traumą kelią, atrodo jau išsigydžiau, jau laimėti nesitikiu, bet sudalyvaut būtinai. Tai tu gyvenai Osle ir Stavangerį, tai Stavangerį įdomiau gyvent? Ne, gal dėl įdomumo. Tai. Daugiau veiklų? Šiaip čia daug gražiau yra, tikrai negu Osle, kad aplinkui visa gamta yra labai arti, kad galima net pešiom kartais nueiti iki gamtos. Ir vienintelis trūkumas turbūt Stavangerį yra, kad čia yra mažai skrydžių, kas yra aktualu. Arba tie skrydžiai brangsta. Aš dabar mačiau, vėl buvo peticija, man atrodo, rašoma, ne, kad reikia skrydžių, kažkas tai buvo paskelbta. Užbalsavot? Taip. Taip, Šį kartą oro uostas kreipėsi į mus prašydami šitos peticijos. O. Tai gal bet Tomo, pagerės? jūs kalbate apie peticiją dėl skrydžio į Lietuvą, aš skundžiuosi visai ne dėl tokio skrydžio. O dėl kokio? Tai yra skrydžiai į likusį pasaulį, kurie iš Oslo būtų daug lengviau negu kad iš Stavangerio. Nu jo, čia skrydžiai. Čia tiesiog yra palyginus kaimas. Taip. O tu skraidai daug? Kiek maždaug yra? Mes skraidom daug. Skraidom daug. Kiek kartų maždaug per metus keliaujat? Įvairiai. Stengiamės iškeliauti bent 2 kartus, jeigu pavyksta 3. Bet nesirenkat viešbutis viskas įskaičiuota, gulėti prie... Ne, tokio dar nebandėm. Tai mėgsta daugiau pakeliauti ir ne prie baseino pagulėti? Ta prasme, prie baseino visai įdomu yra pagulėti, bet ką, 15 minučių. O po to ką veikti? Tai mūsų kelionės gal kitokios yra. Aš nesmerkiu tų žmonių, kurie guli prie baseino, tai galbūt kiekvienam savas būdas atsipalaiduoti ir kažką tai daryti. Na, bet mes mėgstam daugiau pamatyti daugiau, pačiupinėti daugiau, susipažinti su kažkokiais žmonėm, paragauti. Na, tiesiog pabandyti kuo arčiau prie gyvenimo, kuris vyksta kažkokiai kitoje šalyje prisiliest. Pavardink kokias nors įdomesnės vietas, kuriuose esat buvę. Na, tai galiu tada atskleisti jau savo top 3. Tai numeris 1 bus Nepalas. Mes čia buvom prieš 2 metus Himalajuose ir buvom netūrę, pasivaikščiam po Himalajus. Everestą? Ne, Everestą matėmės iš atstumo. Everestas yra gan populiari vieta Himalajuose. Turbūt pati populiariausia ir ten eina labai daug žmonių. Tai mes pradėjom eiti kartu su tais visais labai daug žmonių ir po to nusukom į šoną ir likom ten, kur susitinki vieną kitą žmogų per visą dieną. Ir nebaisu taip keliauti? Buvo ten? Na, kodėl turėtų būti baisu? Jūs buvo tik dviese, kažkur nukrypę kažkur toli kalnuose. Taip, bet mes ėjom taku, kur maždaug aišku, kuris ten ištryptas. Nebuvot pasiklydę? Ne. Jeigu yra tik vienas takas, nelabai yra kaip pasiklysti. Pavyzdžiui, kažkur nusipirkti. Himalajų kalnuose, tai jeigu būtų rūkas, pavyzdžiui, ten ar dar kažkoks tai blogas oras, aš manau, kad būtų blogiau ir tada sunku būtų. Arba sutemptų, pavyzdžiui, tai tada sunkiau yra išžiūrėti tą taką. Bet kai į viršų yra status kalnas, žemyn yra status kalnas, eini tiesiog takeliu, kuris nėra toks status. Pratęsiam pokalbį. Gal einam į pertraukėlę, jo, tą patį žadėjau sakyti. Ko tu keistai žiūri? Tai kad tu per daug natūrali kažkokia paprašumų man trūksta. Aš nusprendžiau, kad grožis tai yra ne tai, ką tu rodai, o tai, ką jauti, ką išjauti, ką išspinduliuoji kitiem. Aš nusprendžiau būti natūrali. Eik, tu natūrali, tai einam.
Na tai Ugne, kur tas tavo minimalizmas? Minimalizmas atšauktas. Be unique, be yourself. Angel tree. Braška, čirška, kepa, burgerila. Skanius burgeris. Atsidarom jau greitai. Taip. Nepykit už garsus. Čia ne tik garsai, kvapai visokias sklinda, jau čia ruošia, čirškina ten svogoniukus. Tikiuosi, mes gausim kokių burgeriukų. Skaniausia čia su mėlynuoju sūriu. Pasaka. Gerai, grįžtam dabar. Nepalas, antra vieta. Tai antra vieta būtų Indija. Indija. Aš O kaip kas tik vakar žiūrėjau apie Indiją, rodė per tas, kaip jis yra, kur veda tą laidą, kur emigrantus. Pamiršau. Aš visada, kai žiūriu apie Indiją, galvoju, vienintelė šalis, į kurią net nenorėčiau įžengti. O kas ten tai patiko? Tai labai pakelia stogą iš tikrųjų Indija. Labai pertvarko vidinius visokius dalykus, ką žmogus savo yra susikūręs, kad yra taip ir kitaip ir viskas. Na, nuvažiavom į Indiją ir reikėjo perkratyti biškį, nes tikrai buvo taip, kad sustojom viduryje aikštės, kaip daug žmonių aplinkui vis juda, ten purvas, ten vargas, viskas aplinkui tas gyvenimas. Konkuliuoja. Ir net sustojom taip, kad jau perkrauna. Iš tikrųjų, tiek daug žmonių, tiek visko yra taip koncentruotai ir... O iš tikrųjų Indijai stovi tas dangoraižis, kur gyvena tik keletą žmonių, o visur kitur aplinkui vargas. Mes Buvai tenai ar ne? Kitose vietose lankėmės. Supratau. Žodžiu, čia ta aikštė, apie kurią ką tik pasakau, buvo Varanasi. Yra religinis centras prie Gango upės ir tenai indai ar hindų norėtų būti palaidoti. Reiškia, jie atvažiuoja ten numirti. Ir gyvena, kol numirti. Jau į senatvę turbūt. Na? Tada jos neša prie upės, sudegina, supila pelinus ar kas liko, į Gango upę ir tai yra labai gerai. O kiti maudosi jie. Kiti maudosi, dantis valasi, ten, šalia karvių lavonai. Ta prasme, mums ten įkišė pirštą ir susirgi. Nes mūsų organizmas ant tiek neatsparus. Ar nebaisu buvo valgyti ten? Na, mes galvojame apie šitą, kokiu vandeniu jie ruošia maistą, tai šiaip Indija visa yra nešvari, tai tokia vieta ypatingai nešvari nėra, nes tiesiog visur nešvari. Bet patiko, jeigu į top 3? Patiko tame, kaip labai praplečia pasaulėžiūrį ir kaip pats, kaip žmogus, aš ten patobulėjau daugiausia turbūt, nes pamatai, kad dugnas yra kur kas toliau, negu kad įsivaizduoji. O buvai gal toj vietoj, kur yra Indijos didžiausias skalbykla didžiausia? Ne, rūbų. Čia yra kur mes buvom, tai didžiausia žmonių numirykla. Okay. Visai ne į tą pusę. Na, gal skalbykla ten biškai palei tekmę sekantis kaimus. Tai dar sugrįžtum, pavyzdžiui, į Indiją? Taip, bet dabar norėčiau į Himalajus Indiją. Tai Indija pati labai dar žalinga. Europos dydžio. Indiją mes pravažiavom tą vadinamą auksinį trikampį, kur yra Delis, Agra, Jaipur ir Varanasi dar plus. Taip. Ja, tai tie turistiniai taškai, tas auksinis trikampis, tai ten ir sutinki daug turistų. O tokiam Varanasi, pavyzdžiui, tai jau ten turistų mažiau, ten daugiau yra piligrimai, kažkokie žmonės, kurie atvažiuoja melstis, ten kiekvieną vakarą didžiulės mišios. Neapsinuodėjot maistu? Čia sunku pasakyti, ar... Ne, turbūt, kad neapsinuodėm tiek, kad būtų iš tikrųjų žalia ir sargi, bet kad pilvai papykę buvo, tai beveik nuolat. Nieko labai pikta nenutiko. Bet maistas skanus ar toks nelabai? Priklausomai. Šiaip indai patys valgo dažnai riebų maistą, pavyzdžiui, jiems skanu yra riebus maistas.
Tai po kiek laiko turbūt jau būtų per daug. Ne? O tai vat palyginus indišką virtuvę Norvegijai, Lietuvoje su Indijos originalia virtuvė, koks skirtumas? Indiškoje virtuvėje viskas labai nešvaru. Šitą tai jau... Skirtumas toksai. Visos virtuvės Lietuvoje ar Norvegijoje bus švarios. Viešbutį pasiskolinom peilį, kad arbūzą susipjaustyt. Ir jis toksai rusvas. Nu, ir su kuo reikia nuplauti peilį prieš pjaustant, pradėjau plauti, rusvas vanduo nuėjo vis teka. Aš išveičiau, pasiėmiau tą servetėlį, reiškia, kur dezinfektinės, tada pradėjau šveist labiau ir jis pradėjo blizgėti. Eina savo. Po kokį 15 minučių, tada aš supjaušiu arbūzą. Tai va, Indijos virtuvė yra va tokia. Nu, aš esu prie indų nuomavusių būstą čia Norvegijoje, bet pas jų iš virtuvės labai skaniai kvepia šiaip. Kvepia, tikrai labai skaniai jie kvepia. naudoja daug prieskonių. Kaip jūs manot, kodėl jie naudoja daug prieskonių? Todėl, kad taip. Tai dėl to ir sakau, kai druskai yra daug maisto, vadinas buvo Kai maistas. maiste yra daug druskas. Taip. O jeigu druskoje yra biški maisto, reiškia, yra norvegiškas kalėdas. Pasijuokim. Čia kaip su tom 3 kojom kažkada buvo. Na gerai, na tai einam prie trečiojo. Top Trečias 3. būtų Japonija. Japonija. Tai jau buvom 2 kartus ir visai vyktumėm dar kartą. Kas labiausiai? Japonija yra visai kitokia šalis. Jinai kaip yra išsivyščius, yra palyginus vakarietiška, nors yra labai rytuose, bet mūsų supratimai jinai vakarietiška labiau negu azijietiška šalis. Bet jinai to pačiu yra labai savita, jie turi savų subkultūrų ir ten viskas persipinę su moderniais dalykais, tai tas labai įdomu stebėti. Patys japonai yra, aš kuo toliau, aš to labiau žaviuosi japonais kaip žmonėm, jūs supratimu į tą darbą, atsinešimų į darbą, pavyzdžiui, ten ir viskom, ką jie daro 100% ir tas yra labai fainai. Ir tuo pačiu jie yra tokie kaip vaikai dažnai, kad mes tik nusileidom oro uoste, važiuoja plauna, reiškia, oro uostą, plovimo mašiną. Ir tokia Mickey Mouse'inė kažkokia tai muzika groja. Ir toks linguojantis vyrukas. Linksmai dirbantis. Žodžiu, jie tokie kartais kaip vaikai atrodo, kad, tai daug visokių tokių dalykų. Maistas yra be galo geras, labai skanu. Viskas yra skanu. Sušiai yra, kita kategorija visai maisto, net Japonija, jie net nevalgo sušių kasdien. Sušis yra labiausia apie žuvį, ne apie majonezas. O kokį neįprašiausią maistą buvai paragavęs tenai? Japonija? Aš žinau. Okay. Ledų. Ledų, taip. Arba desertas ten buvo, bet pagrindas deserto buvo ledai. Jie buvo žalios arbatos skonio. Ir buvo dar kaip priedas įdėtos pupos, raudonos pupos. Truputį saldžias. Čia yra desertas. Tai visas tas derinys toks labai neįprastas. Atrodo, ledai tai ledai, vaniliniai ir Japonija kitaip. Pupas. O šiaip kokias patį keiščiausią patiekalą valgęs per visas keliones? Yra tokių specialių patiekalų, kaip čia Norvegijai, ten avies galva, ten ragavom ryklį Islandijai fermentuotą. Paprasme, skanų tiek, kad jie duoda iškart akevit, tai yra degtinė islandiška, kur reikia užpilti. Nudeginti viską. Kad neskonis yra ne kažką. Gal kažkada žmonės buvo tiek bedni ir valgydavo dėl to, kad čia vienintelis maistas, ką jie gali gauti. Tai ten kartu ar saldu, ar... Žinai, ką reiškia fermentuota? Yra susiukosios, kai tik paruoštas maistas. Tai va ir kvepia panašiai. Čia kaip ta pas mus Norvegijoje žuvis yra, ne? Kur pašvinkusi pūdyta. Žodžiu, yra maistai, kurių nereikėtų uostyti, ne? Tai Peru valgiam
jūrų kiaulytę. O, siau. Ir jie mums paserviravo, reiškia, ant tokio iešmelio, jinai savo nasruose laikė ten pomidorą. Su to mažytėm lėtenytėm? Ne, su tais nagais, ne, dantim, tais priekiniais išlindusiais. Peru jie augina jūros kiaulytės maistui. Ir Čia kaip skanu? šunis kažkaip. Skanu, sakyčiau, taip, skanu. Geras maistas. Saldu, kartu, rūgštu. Gal panašių į vištieną, kiaulieną. Viskas, kas yra keista, yra panašu į vištieną. Viskas, kas yra keista, varlytės. Vištiena. Jūrų kiaulytės. Vištiena. Vištiena turbūt dėl to, kad labai smulkus kauliukai, žinai. Tai, na, dėl skonio gera mėsa tikrai. Minkšta, skanu. Tarakona. Tarakonai, taip. Čia žmona už kadrą, kuri sufleruoja, taip, tarakonai, čia didelė istorija, pabandysiu sutraukti. Mianmare, buvus Birma, sustojom kažkokia alėjai, kur yra populiari vieta valgym. Nu, visa alėja ten valgymo vietos. Na, ir mes prisėdam prie staliukų su alum, kažką pavalgėm vakarienę gerai, Azijos lygio, gerai. Ir pro šalį važiuoja vežimėlis su didžiausiu kalnu tarakonų. Ir jie iškepti yra, grilinti dar kažkaip, aš nežinau, paruošti, reiškia. Bet jie dideli ar mažiukai? Dideli? Tai dideli, jo, ten, kur yra mėsos. Ir, reiškia, nusipirkom tų tarakonų, buvo dar vienas gretimas staliukas, jie buvo drąsesni paragauti, ir aš buvau drąsesnis paragauti. Suvalgiam po vieną, sakau, duokit, davai, aš dar vieną. Suvalgiam antrą ir tada jau grįžinėjom namo ir man jau pradeda darytis kažkas, tai aš sakau, gal reiktų sustoti viskio ir kolos ir viską kartu, gal kol nevėlu. Bet jau buvo vėlu ir man naktį pasidarė jau blogai, aš pradėjau žaliuoti, pratraukė visaip ir... Apsinuodėjai? Aš apsinuodėjau stipriai ir tada prasirgau pusę geros dienos temperatūrą, ten ir iš viešbučio neišeinant... Buvo blogai tikrai. Tai va dabar ta kalba, o tai kai keliauji, niekada nėra tekę susidurti, kad reikėtų kreiptis į mediciną? Na, tai šitoj vietoj jau buvo netoli to. Tai, bet atrodo, į vakarą jau pasidarė biški lengviau. Na, aš dar 3 dienas dar toli nuo tuliko negalėjau būti. Bet man išgydė vietinis gydas, su kuriuo mes po to keliavom. Ir jisai pasiūlė man arbatos. Yra, nežinau, gal ne vaistinė, tiesiog bet kokiam kioskelį parduodamas arbatos tokios, nupieštas tigras ant viršelio. Na, salstelis, tokia žalelių kažkokia arbata. Sako, mes nuo visų ligų ją naudojam. Tai išgėriau padelį antrą ir... Neparsivežiai namo arbatą šitas? Ne, ta prasme, nežinai, kaip paruostę pravažiuos su tokiais dalykais. Per arbatą. Bet tarakonų daugiau nevalgysi? Ne, kodėl aš... O tu ten buvo blogai paruoštas, ar kas? Aš manau, problema buvo ne tame, kad tarakoną aš valgiau, o dėl to, kad jis buvo jau senokai paruoštas. Aš sakau, buvo didžiulė krūva tų tarakonų, jeigu jisai buvo paruoštas prieš 4 dienas arba dar seniau. Nu, juk visų tikrai nesuvalgo, ne, jos tiesiog važiuoja pirmin atgal. O koks skonis? Kaip traškiena, kaip traškučio. Dabar pakeiskim į traškutę. Ne, nereikia maisto kažkaip tai sudemoninti. Žmonės valgo dalykus, tai... Trašku, sūru. Trašku, paruoštas su prieskoniais, valgoma, taip. Nu, ir sparniukai, ir rusiukai. Aš esu nusipirkęs Lietuvoje paraštų svirplių. Kur? Lietuvoje paraštų. Kurioj? Tiesiog supakuoti ir pardavinėja mūgėse. Tai augina svirplius, paruošia su medum ir gaunas tikrai neblogas snakas. Prasme, kur valgai ne vieną, ne 2. Ne tai, kad paragauja ir padu. Visai yra skonis. Tai čia dėl to, kad aš gal atviras pasiūlymams, lankstus ir neatsisakau vien dėl to, kad atrodo ne taip, kaip aš pratęs nuo darželio. Nebijantis rizikuoti. Net nežinai, ką rizikuoji iš tikrųjų. Žmonės valgo tokius dalykus, gali ir tu paragauti. Nu, man irgi patinka tokius visokius paragauti. Aš irgi viską galėčiau suvalgyti, turbūt nėra to, ko nesuvalgyčiau. Dar keistas toksai buvo padaras, kurį valgiau, buvo aštunkojus savo kamufliažiniam skystyje. Tam juodam? Juodam. Tai reiškia, maistas visiškai juodas.
pats aštunkojis nebuvo itin gerai paruoštas, bet va, tas padažas, kuris visiškai juodas, reiškia valgai iš lėktutės juodą dalyką, buvo įspūdinga. Čia buvo San Sebastian, Ispanija. Nenudažė dantų juodai. Na, gal jisai vandenį skirtas dažyti. Kaip rašalas veikiasi. Tai tiek apkeliavot, o kaip dabar čia antram plane vis girdisi lėliuko garsas? Kaip bus dabar, jūs tokie tėvai, kur keliaujat visur su vaiku? Pas mus buvo prioritetas gauti pasą, kad galėtum keliauti 3. Iš Norvegijos pasirodo, ne taip paprasta gauti kūdikiui pasą, reikia važiuoti į Oslą. Oslo užsisakyti. Tada užsisakyti dokumentą, su kurio gali tiesiog išskristi iš Norvegijos. Nuskridom į Lietuvą, pasidarėm pasą, dabar galim keliauti. Ar dabar dar nekeliavot iki dabar? Tai tam, kad nukeliauti į Lietuvą, jau reikėjo važiuoti skristi 3. Išbandėm, labai gerai veikia, labai džiaugiamės dėl to, didžiuojamės. Kaip lėktuve viskas gerai? Ir sakau, labai gerai viskas veikia, 10 iš 10 ir mes tada. Tai dabar keliauti. Dabar galima keliauti visur. Na. Dar geras dalykas yra toks kūdikių nešiklės. Žai užsidedi kūdikis prieki, dabar įsidedam 5-10 minučių miega, viskas galima bet kur eiti. Tai ramu. O keliausit kažkur toli su mažu vaiku, ar pradėsit nuo artimesnių kelių? Jau į Lietuvą atrodė labai toli, nes reikia dabar persėsti, tai tas persėdimas dar prailgina kelionę. Nežinau, mes atviri ir jeigu kažkas nevyksta pagal planą, tai prisitaikom. Tai kol kas gerai keliauja, mes to labai džiaugiamės. O yra koks planas dabar artimiausiu metu kažkur keliauti? Na, turim vieną tokį planą, kur jau yra ir bilietai, ir suplanuota truputį, tai keliausim į Italiją, į Pugliją, o tolimesniai perspektyvai svajojam gal ir biškai jau pradedu dėliotis į Okinavą, į Japoniją. Kiek čia reikėtų laiko skristi? Kur toli skristi? Toli skristi. Ar turit kokių, galvojat visą gyvenimą gyventi Norvegijoje? Ne, neužsidedam kažkokiu tokiu liniju, kad taip, čia gimiau ir mirsiu, arba taip, čia jau dabar persikraušiu ir čia esam lankstus ir bus geresnių pasiūlymų. Okei, kodėl ne? Bet į Lietuvą grįžti? Dabar tą patį žadėjau klausti. Aš tai nenorėčiau grįžti, man grįžimas toks kaip pasiduot. O žmona sako, gal ir norėtų, tai nežinau, pamatysim ateiti, kaip viskas susidėlios. Bet kodėl reikėtų grįžti, yra pasaulis labai didelis, tai kaip jau sakiau, aš pasaulio žmogus, tai kodėl reikia grįžti kažkur, galima į priekį važiuoti. Jo, bet vis tiek šeima yra aš, mano žmona ir vaikai, taip, tai yra šeima, o namai yra ten, kur jie. Supratau, čia geras požiūris. Tai ką, labai tau ačiū. Man tada labai dėžutė. Įdomu su jumis pasikalbėti. Aš dar turiu porą dalykų. Nu, Pasakok. Pasiliekam. Angel Dreamer. Nesakyk dar nieko. Jo, čia iš tų, ką aš pasirašiau prieš kelionės, apie kelionės yra papasakot ir pasidalinti galbūt, kad kelionės yra labai svarbu kompanija, su kuo keliauji. Tai patį geriausią kompanioną aš radau žmoną, mes esam bičiuliukai, kur mes ištisai keliaujam ir mums labai viskas gerai gaunas. Mes tada veikiam kaip komanda, žmona suruošia visą kelionės planą, ten nuperka bilietus ar ten sugalvoja, kur mes nakvosim, kaip ką apžiūri, reviusus perskaito, ten visokius išieško dalykus, kur šiaip žmonės turbūt nerastų tokių. Aš esu ta komandos dalis, kuris jau nuskridus į vietą, pavyzdžiui, ar susivokia kaip čia kas, ten randa kelius, susitaria su vietiniais žmonėm, ten susikalba su žmonėm, kurie nekalba to kalba jokia. O nėra buvę, kad, pavyzdžiui, dėl kažko susiginčytumėt ar susipyktumėt? Šiaip kelionės yra labai geras būdas, kaip patikrinti naują kažkokį žmogų. Tai, nes kelionėje žmonės pavargsta, išalksta, dar labiau
supyksta, na, ir tada atsiskleidžia labiau, negu kad susitikus tiesiog valandą pasišypsot. tai labai atskleidžia ir pagal tai galima jau vertinti žmogų labiau. Tai rekomenduotum pirmą pasimatymą, varom į kelionę. Ne, pirmą pasimatymą labai nerekomenduočiau. Bet kažkurį sekantį, tai tikrai, nes tada daug geriau pažįsti žmogų. Apie kompanionus dar. Sutikom, dabar mes su jais labai neblogai draugai esam, sutikom žmonės Perų kalnuose, lietuvius, kurie gyvena Amerikoje. Tai mes sutikom juos dėl to, kad prieš einant į kalnus reikia įsirašyti knygą, tam, kad jeigu negrįši kažkur, tai tavęs ieškotų atseit pagal sąrašą. Ir matom lietuviškus vardus pavardės. Tada užlipom ir vis dairomės, kur čia tie lietuviai galėtų būti. Na ir atpažinom maždaug, kad čia jie turbūt lietuviai. Na. Pakalbinom, kartu po to nuėjom iki ten taško, kur mes ėjom ir susidraugavom per tą laiką, radom iš karto tą gerą tokią vaibą gerą. Ir po to dar nukeliavom kartu dar 2 kelionės kartu. Jie buvo atskridę į Norvegiją, važiavom į Lofoten salas, susitikom tarp Norvegijos ir Amerikos per vidurį Islandijai ir Islandijos tarp. Tai labai tiko mums į kompaniją ir su tokia kompanija iš karto yra visai kitaip keliauti. O dar planuosit galbūt ateityje su jais irgi pakeliauti? Taip, mes su jais buvom susitikę prieš kelias savaitės Vilniui. Ir apkalbėjom tolimesnius planus, gerai, Okinava. Aš klausimą turiu. Iš tavo kelionė yra nerealiai gražios nuotraukos, kurias dedat į Facebooką maždaug mėnesį praėjus po kelionį, papasakok, kaip jos gimsta. Tai gimsta čia aš gal neturiu labai daug ką pasisakyti, nes beveik visas nuotraukas padaro mano žmona Vaida ir jinai po to jas ir koreguoja, ir atrenka, ir, aišku, gal aš ir prisidedu. Tai, Vaida radus yra save kaip fotografė ir vežamės didelį fotoaparatą su stiklais ir sveria daug, bet manom, kad tai verta šitą daryti. Tad tarpe, pavyzdžiui, Himalajus užsinešėm į ten 5 km aukščio, nes irgi duoda ir akimirkų įamžinti kitaip ir tuo pačiu kitaip kadrą pamatai, negu kad tiesiog išsitraukus telefoną kažkur pamaigyti. Tai Vaida kelia vieną postą apie jūsų kelionę, kur būna apie 70-80 nuotraukų ir kiekviena nuotrauka yra aprašyta, kas ten vyksta. Kiek laiko užtrunka tokio posto įkėlimas? 1 dieną, 2 dienas? Kaip tu sakei, užtrunka maždaug mėnesį, 2 po toks kelionės, tai tiek ir užtrunka. Nes visų pirma, jeigu mes prisivežam nuotraukų, kadrų, ne nuotraukų, sakykime, ten 2-3 tūkstančius. Nes reikia atrinkti iki tiek, kad būtų albumas, kurį dar visai įmanoma peržiūrėti, o ne ten 20 vienodų, kad būtų įdomiau žiūrėti. Tai jos reikia tiek labai suspausti ir ten tiek tokių skausmingų išmetimų būna atrenkant. Nes kadrų tikrai gerų buvo, tai stengiamės, kad būtų jau tokie patys verčiausi. O tai kalbant apie tas fotoaparatus, kuriuos dedat, visą kitą, o tai bagažą, į bagažą ką dedat, pavyzdžiui, kai skrendat? Mes dabar nusipirkom lagaminą, čia ryšim su to, kad turim dukrą. Apie lagaminą? Čia mes skridom visur visą laiką, tik su kuprinėm. Tai ką, pavyzdžiui, įsidedat? Bet check-in bagažą reiškia, ką pasiėmam pakaitinius rūbus. Svarbiausias dalykas batai, dažniausiai su geriausiais batais didžiausiais jau būnam iškart lėktuve. Tiesiog susipakuoja iki minimaliai tų dalykų. Jeigu ilgesnė kelionė, tai kažkokį darom sustojimą, kur galim iškalbti ir keliaujam su tais pačiais rūbais toliau. Tai arba jeigu matom, kad reikia kažkokios visai kitos aprangos, tai nusipirkam ką vietiniai nešioja. Tai nėra reikalo labai apsikrauti. Geriau apsikraunam dalykais kaip fotoaparatais. O perkat suvenyrus? Taip, čia yra Vaidos liga ir užtrunka
ir vaikštom daug per visokius turgelius ir kioskelius ir ieško visokių įdomesnių dalykų. Aišku, prisivežam savo magnetuką ant šaldytuvo, bet dar ir norim rasti kažkokius tai autentiškesnius dalykus, tai tam irgi skiriama laiko yra. Ir vietos bagažė, kuprinį. Ir vietos bagažė, oi. Dažniausiai jau būna, kad jau yra rankinis bagažas, yra tas, kur po kėdę pasidėt bagažas. Ir dar porą krepšių, kur yra tokie, kur negalima jų niekaip lamdyti, nes ten yra suvenyrai. O nėra tekę dasipirkti bagažą? Ne. Ne? Yra toks kuriozas nutikęs, mes buvom 5 savaitės išvažiavę į Ameriką keliaut. Ir buvo kuprinas, tame tarpe buvo palapinė. Kuprinė tokia, tikrai didelė kuprinė, pas kiekvieną sunkias tas kuprinės. Ir mes jį neždavomės kaip rankinį bagažą. Aišku, jos biškai pailgėja, bet ten iš viršaus kažkokius minkštesnius, kurias jeigu ką galima paspaust. Ir prakeliavomės, prakeitėm belenkaip daug lėktuvų, nes skridom iki Amerikos, tada į Havajus, tarp salų ir grįžom ir viską. Ir mūsų vienintelį kartą sustabdė jau paskutinis skrydis, kuris vyko gal Kopenhagos į Stavangerį. Sako, kur su šitom kuprinėm einat į saloną? Sako, pas mus netelpa tokios kuprinės, ten tokie maži stalčiukai. Sako, parodyk. Aš nusikeliu tą kuprinę, sako, tai čia, įsivaizduoju, sveria 10 kg, aišku, ne, kokia 20. Sako, gerai, šį kartą leidžiu, žinai, ir į bagažą lėktuvą, kur pasiėmė išlipus. Tai tik vienoje vietoje sustabdė. Tik vienoje vietoje taip užstrigom, nes mes kiekvieną kartą taip, abejojam, ar mes įlipsim į lėktuvą su savo kuprinam. Su Vizėra ir Rainėru neskridat. Ne, Vizėra, Rainėra tame maršrute nebuvo. Taip, tai taip ir gaunasi, kad gal truputį piknaudžiaujam, matom stewardesių žvilgsnius, kai mes su tom kuprinam, bet aš manau, kad personalas pripratęs prie tokių žmonių ir atlaidžiau žiūri. Manau, ne vienas ir ne du yra keliavę taip. Tai. Jo, tiesiog mes ir patys matom žmonės, kurie keliauja panašiai, vadinam backpackeriai, tai jie irgi atrodo paprastesniais drabužiais ir su dideliam kuprinam. Tokie padrožti veidai, įdegę saulėtai. Na ką, dabar pabaigiam. Einam į pertrauką ar pabaigiam visai? Pabaigiam visai, jau rodo viskas jau gana, tai noriu pasakyti ir įteikti dovanėlę iš Angel Dreamer, kuri mums kiekvienam atėjusiam svečiai dovanoja prisiminimą nuo mūsų. Prašom. Angel Dreamer. Tai iki... Ačiū, kad pakvietėt. Ačiū, kad atėjai ir iki kito karto. Padėkoti. Ir labai ačiū burgrilai. Ir kur visi kvapai eina ir garsai ir eisim dabar valgyti to su mėlynoju sūriu. Ate. Ate.